Trečias statybų lengvai epizodas. Šnekėsiu apie nelabai man būdingą temą, apie finansavimą. Manau, labai svarbus aspektas. Nesakau, kad esu tos srities ekspertas ar profesionalas, bet turiu sukaupęs nemažą patirtį. Esu ir pats statęs savo namą svajonių su paskola, esu statęs pats šitom rankom visą namą. Tai kai jūs jau pribrendote svajonių namų statybui, reikia įsivertinti, kiek turite pinigėlių ir kokios jūsų galimybės. Tai aš nekalbėsiu galbūt apie tą dalyką, jeigu jūs turite pakankamai pinigų, jūs keliaujate savo lėšom statyti tą svajonių namą, bet ir čia yra niuansas. Labai gerai reikėtų įsivertinti išlaidas. Tai iš esmės toks mitas, kad statau savo, esu minėjęs savo Facebook profilį, kad tas statymas savo prie šių dienų aktualijų, tai ne visuomet taip gaunasi. Aš iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad savo svajonių namą pirmą pastačiau, antrą pastačiau svajonių namą ir tam svajonių name, apie kurį aš nostalgiškai jį prisimenu, kuris yra mano visų lūkesčių išpildymas, tai pagyvenau 6 metus. Tai jums nesakau, kad ten gyvensiu 6 metus, bet įsivertint blaiviai. O jeigu kas atsitiktų, jeigu man reikėtų jį parduoti, likvidumo klausimas atsirastų, tai yra įsigijus sklypą, jūs statote namą ir čia labai tokia taisyklė yra, kad rajonas, sklypo lokacija turi atitikti ekonomiškai statomą namą. Jeigu jūs nusipirkot paprastesniai lokacijų žemės sklypą, ten pavadinkim toliau nuo miesto, ten pigus tas sklypas, nerekomenduotina statyti brangaus namo. Dėl to, kad finale jūs galite ir net gauti savo pinigėlių. Tai mano tokia iš rekomendacijų, kad pasverti labai gerai. O tam, kad pasverti, yra ir tokių specialistų. Pareklamuosim, platforma yra Samatėlė LT, kad ir su savo lėšom ar su bankiniam lėšom bankas tai jumis privers tą padaryti, turi gimti samata. Samatą galima paprastuoju būdu, Exceliukė padaryti, bet galima užsisakyti ir specialistus. Tai šiuo atveju aš kalbu apie Samatėlė LT. Jūs kaip pavyzdys kreipėtės, pateikus jiem projektą, jie suskaičiuoja, kiek jums galėtų kainuoti statybų kaštai. Dažnu atveju jie įvertina pridėtinės išlaidas ir tas skaičius jums gali atrodyti baisiai didelis, čia jūs sutaupysit, čia jūs viską padarysit, bet reikia suvokti tą sutaupimo momentą, kad statybinės medžiagos jos parduotuvė kainuoja. Taip, jūs gal ten ryšių kontaktų turite viską pigiau, bet kiek tas pigiau? Maks iki 20%, manau, bet vis tiek jų medžiagas reikės pirkti. Tai kertinis gal sutaupimas atsiranda, kai tu darbus daraisi pats. Jeigu jums leidžia tai kompetencijos darytis, jūs darote darbus pats, tai tikrai jausis ženklus sutaupimas. Bet jeigu jūs esate tipinis nieko bendro neturintis miesto gyventojas, norite pasodinti medį, užauginti sūnų ir pastatyti namą, tai jūs tada susidursite su pereikvotas biudžetas. Sveiki atvykę į tokią realybę. Gal kažkam ir nepatiks, gal kažkas ir nesutiks, viskas ok, bet tas biudžetas turėtų gimti iki statybų. Ir jūs turėtumėte įkontroliuoti tam tikrą poziciją. Ir labai smagus žaidimas, pagal save, aš žinau, aš suplanavau pamatai, man pamatai kainuos sąlyginai, sakau, 10 000 eurų. Padariau už 9, rezervas 1000, padariau už 11, žinau, kad jau savo biudžetą viršiu. Tai mano rekomendacija ar vienokiu ar kitokiu būdu finansuojantis pastato statybas pasidaryti biudžetą. Prieš kiekvieno statybo etapą jūs paklausite rangovo, kiek man tai kainuos. Visuomet dar būtų gerai įsivertinti užsakovo rezervas vadinu. Tai kiekvienas tam tikrą procentą įsivertinat, jums pasakė kainuos 10 000, tai jūs mintys turėkit savo, kad bus 11. Grįžtant prie mūsų epizodo temos, tai yra finansavimai, visi atsakingai žiūrėkite tai patarimas, nes jos labai ištirpsta. Ir finale, kai tu keliauji ir to nenumatė, ir ten atsirado pridėtinės išlaidos, nes visko nenuspėsi. Ir tada tuo dažniausiu atveju, tai ir pats esu patyręs, kad įsikeli į namą ir ten pusės baldų nėra, to nėra. Ir gyveni ir užgyveni tą dalyką. Bet kad taip nebūtų, biudžetas, griežtas planavimas turėtų būti. Antras, dabar mes keliaujam prie bankų, tai jūs toks patarimas, tai yra nepatingėkit, nėra labai daug bankų, pereikit per visus juos, taip, daugelį susidursit, gal ten monopolinis toks dalykas, kad jie susitarė, bet dabar jaučiama ta konkurencija, jeigu bankai jums nefinansuoja, ar jūs ten nesusitarėte dėl sąlygų, yra alternatyva šiek tiek brangesnė, tai kredito unijos,
joks ten nebaubas. Pats esu ne vieną projektą, ne vieną nekilnojamą turtą esam pardavę per Uniją. Tiesiog ten reikia suprasti, kad šiek tiek bus brangiau, bet jie žymiai lankstesni negu bankai. Kuo jie skiriasi? Bankas labai toks biurokratiškas, gan griežtas, Unijos yra truputėlį lankstesnės. Taip, jos turi būti išpildyti reikalavimai, bet galimas ten ir tiesioginis bendravimas su vadybininku, su to, paprasčiau viskas. Grįžtant prie trečio kelio, neteko nei vieno sandorio daryti per tas kažkokias tai kitas finansavimo platformas, nežinau kaip jos vadinasi, bet vėlgi įsivertinkit, kiek jums kainuos tas visas kredito laikotarpis, kiek įmoka bus mėnesinė, ar jūs ją patempsite, ar jums komfortiškai jums su ją gyvensis. Nes kalba vyksta apie jumis, apie tą žmogų, kuris prisiema įsipareigojimą. Ir pasirinkus kažkurį finansavimo modelį, tai aš vadinu tai antros vestuvės, žinokit, įsigėda draugą 20 metų. Bet pirmą paskolą, kai ėmiau, pasidalinsiu savo patirtim, tai planavau per 5 metus atiduoti, buvau užsidegęs optimistas jaunas, tai prabėgo 15 metų, susigyvenau ir nieko ten baisaus iš esmės nebuvo. Tai aš buvau pasirinkęs tą finansavimo modelį dar prieš tai, kuris yra kintančios palūkanos kas 3 mėnesiai, man pasiteisino, dabar negaliu pasakyti, kokį tą modelį rinktis, čia jau turite su finansistais konsultuotis. Apibendrinant, jeigu jūs jau pasirinkot finansavimo tą įstaigą, tai tada ten jums išduoda tokį raštą, kad jie jūs finansuoja ir jūs tada keliaujat, jeigu perkat nekilnojamą turtą pas notarą, o jeigu statotės, dažniausiai būna pasirašius, kad išmoka jums etapais tos pinigėlius, čia kaip ir susitarė. Tai kažkiek tai jums vis tiek žemės sklypas nelabai yra turbūt vertinamas. Tai vietoj dabar vienam dideliam projekte susidūrėm, kad keliavom per banką, kad nelabai žiūri tą žemės sklypą, vis tiek vertė kažkokia turi būti padaryta. Tai yra pamatai, dėžė, stogas, tai iš esmės dėžutės kaštai dažniausiai būna apie 30% vertės, vis tiek yra kažkokia procentuotė, nežinau, apie 20% numatyta, kad jūs savo lėšų turite dėti ir tada pasijungia jau bankas. Ir labai įsivertinkite tą momentą, tai yra reikalavimas priduoti, kad neužtempti tos statybos, vadovaukitės to principu, kad perkate ne bulvių maišą ir atitinkamai tas įsipareigojimas 20-30 metų, tai kai kurie net vedę nebūna tiek laiko, neišbūna tiek laiko, o su banku gali būti, kad išbūsite ilgesnius laikus. Kas liečia dar finansus, tam tikri momentai, tai yra greitos statybos, tai dažniausiai iš praktikos galiu pasakyti, jos būna brangios, nes jūs turite šturmuoti, papildomas jėgas samdyti, užbaiginėti. Duosiu patarimą praktinį, nepasiduokit tai tokiai, kad iki kalėdų turi įsikelti. Po kalėdų irgi, žinokit, vyksta gyvenimas ir jūs kai kurios daiktus, baldus galite ir pigiau nusipirkti sausio mėnesį, negu užsisakant ten rugsėjo spalio mėnesį ir sakyti, kad man būtinai iki kalėdų. Tai vienas momentas. Antras momentas, jeigu lietus, ilgos statybos, tai jos irgi tam tikrus kaštus turi. Visokie finansiniai, kaip pavyzdys, draudiminiai visokie dalykai. Jūs turite pratesinėti draudimus, nes į pridavimą turite su tais draudimais. Reikia surasti tokį balansą tarp greitos ir lėtos statybos, kad per vidurį. Iš esmės, tai iš praktikos galiu pasakyti, nuosavas namas individualus pasistato šiais laikais apie metus laiko. Tai metai laiko jūs turite tilpti tuos metus. Nes ilgos statybos irgi tam tikrus niuansus turi, kad išbrangsta, kad ir medžiagos, kad ir specialistai neina prisišaukti, nori čia ir dabar greičiau. Jeigu rinktis tarp greitos statybos ir lėtos statybos, kaip pavyzdys, jeigu jums specifinio kažkokio tai meistrus, čia ir dabar negali, tai jūs sutarus, kad už 2 mėnesių jisai gali ateiti ir padaryti, ir jūs galite pasidaryti namų darbus. Nes atėjus tam specialistui, jisai turi ateiti, padaryti darbą ir išeiti. Bet jeigu jūs, kaip dažna būna klaida, ypač su dizainu, ten pasisamdo dizainerį pavėluotai, tas dizaineris pateikia medžiagiškumą ir plytelės keliaus 8 savaitės. Ką reiškia plytelės? Atrodo nieko nebaisaus, palauksim tos 8 savaitės. Bet neužbaigus plytelių kitų procesų negali daryti. Bet čia jau mūsų kitose epizoduose. Rinkitės, galvokit ir konsultuokitės. Tikrai mes padėsime jums sutaupyti pinigus savo praktiniam žiniom.